Sveiki, aš esu pasišęs akcijomis, aš šiandien žinau žaidimą ant savo akanto, tai yra Block Strike, kaip matote, čia yra parašyta. Tai čia praktiškai yra CSGO, tik tais ant Android. Tai yra, yra visokie skinai, aš čia turiu, sakykime, paimkime pradedantį ginklą, pilną skinų visokių. Įvairiausių skinų. Tada dar yra ir sniper, čia yra labai daug ginklų tarp šitą žaidimą. Nelabai daug, bet šiaip normaliai. Tada yra pistoletą. Aš turiu ant USPOS Vortex, šiaip labai geras pistoletas. Tada planuosiu Series pirkti. Tech9, kitaip labai šiaip geras irgi pistoletas. Tada melee weapons, turim peilius, kur ant peilių skinas yra 2 kartus sunkiau gauti, negu ant tikro CSGO. Tada ant yra Exas, yra Betas, yra Crowbar, yra Katana, yra visokie tokie peiliai. Ir yra Secret Weapons. Va šičia yra parašyta Secret Weapons, kaip jūs matot. Tai tenai yra kaip CSGO peiliai, tenai tokie peiliai. Ir yra lipdukų. Tai jo. Dabar eisim gal sužaisti vieną bomb mačą. Jeigu man pakraus, norėčiau eiti. Šitas mapas dar gal yra vienas toks. Yra, bet jie visi užimti greičiausiai. O, šitą mapą, tai man atrodo nesu. Palauk, čia gal aš atsiminsiu. Iš CSGO, nes. Ai, čia žinau. Čia tasai Miražas ar... Čia Inferno. Jo, čia Inferno. Jo, čia... Jo. Jep, čia tikrai Inferno. Jep, čia tikrai Inferno. Šitas Inferno mapas yra labai man patinkantis. Tai reikės atsimint, kad šito mapo pavadinimas yra District. Tai va turiu skiną. Aš ant savo Uzi ir ant savo to. Ant peilio neturiu. Žinokit, retas žmogus, kas turi ant peilio skiną. Tai žaidžiu be ausinių kažkaip garsai nepadeda. Tai čia nėra fall damage, kas žiauriai gerai. Čia galbūt kažkas, vat. Nieko nėra. Kartais ten būna durys atidarytos. Ir kaip mat, mano yra pirmas lėvas. Bet šiaip iš tikrųjų, kiekvieną kartą aš per naują prisijungiu, man resetinas lėvas, kas žiauriai nervuoja. Man atrodė nuvarė į... Nes į... nieks nevarė. Teroristai jau vieną raundą laimėjo. Iš garso reikia pasimėginti. Ir čia yra, čia įmanoma bahopint. Šitą mapą aš atmintinai pažįstu. Ir mes laimėjom, jas. Išklučinau šitą raundą aš. Ir čia žiauriai daug rusų žaidžia. Aš nesu mėgėjas rusų. O, kurmi. Bliamba. Kiek čia tų teroristų?
Bent jau kažką užmušiau aš. Blemba, kiek tai teroristų daug. Jis turi knife skiną. Oh my god. Ir jis turi žiauriai gražų skiną. Yra čia va kaip slipdukų vienas žmogus. Aš turiu ant ūspo slipduką tokį, bet neužsidės, bet ant default, o nusimt negalima, nes jeigu nusimsi, sunaikins tas slipdukas. Kas biški tikrai nervuoja. Ką jis daro? Žodžiu, grįšiu, kai prasidės kitas raundas, nes jisai AFK. Nu va, grįžau, mes planėjom tą raundą. Man atrodo, aš gal ateities žaisiu su draugais šitą geimą. Nežinau. Ir aš jums pasakysiu, koks yra mano dream knife'as tarp šito žaidimo. Jeigu kada nors gaučiau. Tai mano dream knife'as yra Falchion. Aš žinau, kad jis iš čia ateis. Jo, šiaip man mėgstamiausias, kaip sakiau, yra Falchion. Šiaip jis man yra gražiausias. Sakė, ateityje dar atsiras Good Knife'as. O man Good Knife'as yra tiesiog pats gražus peilis. Bet aš žinau, kad per CSGO Good Knife'as yra pigiausias ir Š didžiausias, tai jo. Bet šiaip man žiauriai patinka Good Knife. Nesakyk, kad jis vienintelis. Ne, jis ne vienintelis. Nesakyk, kad čia bomba. Jop, čia bomba. Man atrodo, jisai padarys klučą. Nu, ne klučą, bet turėtų jis nudifuzint bombą. Oh my god. Kai jis ėd. Jis iškart tą akimirką, kai jis pradėjo difuzinti, išlindo tada priešininkas. Nesakyk, kad čia, aš pagalvoju, kad čia įmanoma užlipti. Nes per tiesą šiaip čia įmanoma. Bet aš gal nebekeišinėsiu čia tą tiesą. Nu blemba, aš norėjau jau keisti ginklą. Mes čia prasileidžiam. Šiaip aš ant šito žaidimo esu labai geras žaidėjas. Bet kažkaip nesiseka. Bet žiauriai noriu gauti peilį. Skinas, peilius skiną. Oh my god. Aš nežinau, kodėl šivaks Nova naudoja šitą metą. Čia jau prasčiausias pasirinkimas. Blemba! Man gal jis nesustoja. Nebejudėti. Come on. Dink iš čia su savo tapuhakai. Man tiesiog lagai. Bet kaip juda. Čia vadinas mano pirštai dreba, aš nežinau dėl ko. What the fuck? Kodėl? Man tiesiog dreba ir aš negaliu pasakyti. Opa, vėliau. Gaus. Kaip jie manęs nepamato? Blemba, kaip negerai! Paplentinu iš vis kitam saite. Aš nespėsiu. Nu gal ir spėsiu, nežinau. Žiauriai noriu padaryti klučą.
Tai čia parodysiu, kad aš esu. Nereikia bėgti, reikėjo bėgti. Aš žinau, kad nebespėsiu. Bet aš jau galėjau spausdinti video. What the hell, kas čia buvo? Susigadinau savo. Blam. Oh my god. Atėjom iš nugaros. Nebėra vaikinų. Greičiausiai, jeigu bus bomba paplentinta. Vadinasi, paplentinta buvo tam. B, man atrodo, jo B. Bomb has been planted. Nebespėsiu aš nudifuzint. Nemirsiu dar. Eisiu. Per. Neskiriu, jis dar buvo paskutinis. Ir ką mums šitie du čivakai daro? Jie galėjo pult. Nu žodžiu. Yes. Čia jau mano žaidimai. Va kaip aš žaidžiu. Nu, brama. Ne, neįsiu aš čia. Apsuksiu, geriau eisiu. Pasižiūrėsiu šitą saitą. Ne, aš nerizikuosiu. Oh my god, jis išsitaškė. Daug. Jis kaip išsigandau. Jam iš nugaros perėjo su Nova tas čivakas, kurio aš išsigandau. What the hey. Diffusinkit, kodėl neleidžia, o? Pagaliau laimėjom nors vieną raundą. Filmuosiu video, padarysiu kokią 18 minučių ilgumą. Tada nebefilmuosiu, gal pabaigsiu. Gal keistą darysiu, nežinau. Gal peilį gausiu, o būtų hype. Žinokit, čia peilis taip sunku gauti. Žinokit, aš net... Eik tu pekon, čia bus pragaras. Mums čia nepaeis. Oh my god. Aš išgirdau, bet aš išgirdau per vėlai. Aš vat nežinau, ką man mėtai čia daro. Mes teroristai dabar. Yes.
Čia jau kitas reikalas. Kai aš žaidžiu teroristas, aš šitame vietą daug geriau einams. Bliamba. Jam damage padariau. O, kur? Bliamba! Aš galvoju, kam kulkas baigęs. Kokius ginklą? Man tamėtas taip čia su Galil žaidžia. Ką jis daro? Nesupras. Ir jis dar laginas. Čia prie visų. Paskui pažiūrėsiu bombą. Jos. Norėjau žaksyti. Noriu čia. Taip prasileis. Taip. What? Aš ką tik žiūrėjau, ar čia nieko nėra. Ir jis dar saugo. Tai kaip jis taip greit? Tikiuosi spės. Vase! Vase! Ką jis daro? Oh my god. Kaip tokia man nervuoja. Oh my god. Pateiginau aš jį. Nu bliam! Dabar jau per vėlų. Ir jeigu dabar aš dar pasileisiu. Kaip? What? Kaip jis tai? What? Aš nesuprantu, man nepaaiškinamas dalykai čia vyksta. Tai žodžiu, ačiū, kad žiūrėjote. Prašau paspauskite like ir mes tiksime kitame epizode.